Esu Inga, ruošiuosi kultūrizmo varžybom Survivor ir sporto lauže. Prieš 8 metus aš bandžiau pati sportuoti, bet man niekada nepavykdavo, nes turbūt nežinau, kaip sportuoti ir ką daryti sporto salėje. Sutikau Karolį, išmokino sportuoti, maitintis, buvo labai viskas gerai, rezultatai labai džiugina. Man atrodo, Karoli, tu pasiūlė pirmą kartą, aš pasakiau tikrai nelipsiu aš su bikiniu ir savo užpakalį nerodysiu visiems, kad tikrai to nebus. Ir čia turbūt jos pasitikėjimo atėjo, kad kodėl ne, ko nepadaryti. Man nebuvo sunku, bet irgi turbūt su galva, nes irgi visada būdavo nepatenkinta rezultatais visą laiką, norėdavau visada daugiau ir daugiau ir daugiau. Taip man nebuvo sunku. Labai viską išjudino, buvau visada labai laiminga, keitėsi formos ir viskom labai džiaugiausi. Sunkiausia, kas man buvo sunkiausia, nes nežinau, ką daryti salėje. Nes dėl tos, aš visiems šią dieną sakau, susirasti trenerį, nes tu atėjęs į salę, tu nežinai, ką daryti. Tu neturėsi rezultatų. Man sportas suteikė pasitikėjimą savim, kūno linijas gražias. Vienas įdomiausių dalykų su tavim dirbant buvo tai, kad tu man buvai pavyzdys atsidavimo ir sunkaus darbo, nes tu sugebėjai, kaip sakyti, aš negalėjau pagalvoti, kad tu ištempsi tą, kad tu ištempei, bet tu padarai viską, ką aš tau sakiau padaryti. Mano skaičiavimo metodai, aš sakau, dar 5 ir padarius 5, sakau, dar 15, ir jinai vis tiek padaro. Žinai, dar tokį turiu klausimą tavo, ne? Jeigu reikėtų pakartoti kelionę nuo pradžių, ką keistum? Nieko nekeičiau, aš nemanau, kad reikia kažką keisti. Buvo viskas labai gerai. Visi mitai, tie mitai buvo kažkas tau. Nieko nekeičiau, sąžiningai pasakyčiau, nieko. Su Inga susipažinom, tarp kitko, 2019 metais, man atrodo, jinai buvo mano pozavimo klientė. Taip. Jinai atvažiuodavo, paskui nedalyvavo varžybose, aš atsimenu, paskui mūsų keliai ir išsiskyrė iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tai tau, Inga, reikėjo challenge, man atrodo, šiais metais. Mes kalbėjom, kad tu tikrai nebuvai happy su savim tuo metu, kur tu buvai apsileidus truputėlį, kad ir sportavai, tiesiog tavo mityba nebuvo on pointo. Mes pradėjom ir tas spyris į užpakalį gavosi neblogas, Ingai tikrai reikėjo numesti nemažai, darbas nesustoja, mes dar ir dabar sunkiau dirbam, Inga tikrai įdeda darbo, kur aš labai patenkinta, bet aš visą laiką, kadangi aš esu labai atvira kaip trenerė, aš ją stumiu toliau. Jeigu man patinka, aš pagirsiu. Jeigu man nepatinka, aš pasakysiu. Aš labai ateitį per daug nežiūriu, nes aš dabar fokusuojuosi į dabar. Ir aš labai noriu pamatyti rezultatą, kokį mes pasieksime šią minutę ir šiais metais, kad aš pamatyčiau, ką mes galim daryti kitais metais. Mano planas, Ingai, yra įmesti iš karto į UK stipriausią federaciją, tai yra PCA. Aš labai noriu, kad jinai gautų pakvietimą į Britų finalus ir kad jinai juose sudalyvautų. Ir pasižiūrėtumėm, kur jinai yra, kaip jinai atrodo, tarp geriausių iš geriausių. Noriu iš širdies palinkėti, kad Inga daugiau pasitikėtų savimi. Aš Inga tikiu ir aš labai noriu, kad Inga tikėtų savimi. Aš tikiu, sporto ložė tavim tiki, nes tu gali ir tu žinai, kad tu gali. Taip ir prasidėjo iš tikrųjų sporto ložė. Nuo myto, aš manau. Mes sugalvojom maikutės, visą kitą. Palaikymas yra svarbu. Šito man reikia asmeniškai. Ir noriu su kažkom pasikalbėti, kas tave supranta. Nes ne kiekvienas tą supranta, tikrai ne kiekvienas. Aš savo palinkėčiau sportuoti toliau, nenuleisti rankų, neapsileisti ir eiti tuo pačiu keliu, nes aš šiai dienai labai džiaugiuosi, kaip aš atrodau ir aš po 5 metų tikrai nenorėčiau atrodyti blogiau. Aš labai džiaugiuosi būdamas narė.